Mūsų kita tema - tai sportininkų asmeniniai prekių ženklai, kuo jie svarbus ir kaip tai padeda sportininkams pritraukti rėmimą. Diskusiją dalyvaus ne tik sėkmingi sportininkai, bet ir jų prekių ženklų vadovai. Diskusiją moderuos Rytis Sabas. Pasitikime! Rytis Sabas, Rokas Baciuška, Edgaras Paulauskas, Gintarė Spitrė, Darius ir Kšištof Lavrinovič, Aleksandras Sorokin ir Rytis Davidovičius. Sveiki visi. Pradėsim iš karto, ko gero. Esu Rytis Sabas, pats esu prekės ženklo vadovas. Tai šiandien labai malonu matyti tos žmonės, kurie užsiima to pačiu, ką aš darau pastaruosius, ko gero, 10 metų. Ir pasišnekėsim. Su daugeliu iš jų esu labai seniai pažįstamas, su Roku pirmą kartą matomės. Bet turim šitą bendrą, aš dirbau su Vanagu metus, tai žinau, apie ką yra Rokas. Bet šiandien iš tikrųjų norėjau pasišnekėti apie tuos dalykus, kurie vadinasi prekės ženklų. Mes visi esame prekės ženklai. Ir tam dalykui dabar turim labai daug kanalų. Ir visi reikalai pasikeitė per pastaruosius, ko gero, 15 metų labai smarkiai. Nes turim visas galimybės, turim savo televizijos kanalus, turim savo komunikacijos kanalus. Bet norėčiau pradėti iš tikrųjų nuo kito Ryčio, Rytis Davidovičius, su kuriuo mes turėjom pokalbį prieš, ko gero, prieš 3 metus, 4 metus, kai Rytis sakė, ar įmanoma išsukti bėgiką. Tuo metu buvau labai skeptiškas. Bet Rytis parodė, kad viskas įmanoma. Tai Ryti norėčiau pradėti nuo tavęs, kaip pavyko su Aleksandru pasiekti tokius dalykus, kurie dabar labai aiškiai matomi. Taip, sveiki visi. Parašiau skaičius ir skaidrę vieną, bet galit paleisti. Nieko. Skaičiai apačioje visi matosi. Mes norėjom parodyti visus skaičius, kiek pajamų pritraukiam, kiek sekėjų pritraukiam, tai tada žodžiu pasakysim. Tai taip, buvo tokia mintis, su Aleksandru atsitiktinai susitikom, kaip ir viskas šiame gyvenime. Prasibėgom vieną kartą ir jis kaip tik buvo vieną pasaulio rekordą iš 11 pagerinęs bėgimo ir atrodė toks šviesus žmogus, kuriam reikia tik tai truputėlį padėti, nuimti darbus, jis tuo metu dirbo ir duoti tuos sparnus, tą paramą, sakykim, meškerę prisitraukti tiek finansus, tiek sekėjus, tam, kad galima būtų tik bėgimų užsiimti. Ir tada pirma mintis kilo, aišku, Ryčiui skambint, Ryti, ar apsiimtum, ar galima, ar įmanoma. Tada pasikalbėjom. Rytis taip padvėjojo, laikas ėjo, teko imtis ir su Aleksandru susilipdėm į komandą. Tai per tą laiką, atsimenu, tai buvo 2021 metai, tai nuo to laiko, sakykim, Aleksandras ir toliau gerino pasaulio rekordus, bet kokias buvo, ką norėjom supozicionuoti, tai, sakykim, kaip ir nemažai sportininkų arba garsių žmonių, menininkų užsienį yra daug garsiau negu Lietuvoje. Tai Aleksandras, kad ir ką įdėdavo, kad ir kokią žinutę apie save, apie bėgimą iš treniruotės, bum, ten eidavo viskas per jo Facebooką, per Instagramą, per Stravoj, bėgikų appsą, ten pilna sekėjų ir taip susidėliojom, galima kažką daryti, galbūt statom daugiau ne ant Lietuvos, ant užsienio ir pradėjom dėliot, kas einasi, daug analitikos analizavom, kas auditorijai įdomu ir pradėjom, berods buvo apie 3000 sekėjų per įvairias platformas. Tada pradėjom dėliot, Aleksandras, aišku, be turinio nieko nebus. Čia reikia pasakyti auditorijai jum, kad kalbam apie vieną arba patį geriausią visų laikų ilgų distancijų bėgiką. Ilga distancija tai prasideda nuo 50 km iki daug ko. Ir tuo galiu pagrįsti skaičiais, tai yra kas pasiekta. Tai va, ir
ir pradėjom daryti. Šiandien dieną, jeigu taip greitai prasukti viską, tai iš skaičių pusės, tai sekėjų turim apie 175 000 per įvairias platformas. Aišku, kas dubliuojasi, galbūt kai kas ne. Pagrindinis mūsų Instagramas 100 000 prieš 2 savaitės pasiekėm iš pajamų. Iš pajamų tai ieškojom prekinių ženklų. Tai yra daug ko atsisakėm barterinių draugyšių, nebent tai būtų parama ir kažkoks, sakykim, kilnus tikslas. Bet viską stengiamės taip, kad Aleksandras iš to gyvena, mes galim duoti turinį, galim duoti auditoriją jum ir perėjom grinai ant finansinės bendradarbiajimo. Ir per tuos 3 metus, kaip tik susiskaičiavom, apie 185 000 eurų sugeneruota pajamų Aleksandrui, tai tas tikrai džiugina, plus pasaulio rekordai. Tai yra turinys sportinis niekur netitrūko, tai yra viskas ėjo paraleliai ir turim dar daug tikslų, ką pasiekti. Tai aš manau, čia mums nestabdys dar, ne pabaiga. Dėkui, Ryti, labai įdomu, labai dėkui, kad pasakyti tikslę sumą. Labai įdomu buvo, nes sugeneruoti tokias lėšas bėgikui, tai mano asmeninė nuomonė yra didelis iššūkis. Bet paminėjai pats tokį dalyką, kad sportas ir tada visi, žinai, pritraukimai, tie prekių ženklų. Sporto rinkodaroje šiaip nuo sportinių rezultatų atleto priklauso, tarkim, 60-70% sėkmės tavo sugeneruojamų dalykų. Tai tada norėčiau kreiptis į brolius, nes jie baigia karjerą. Tai kaip jie sugeneruoja susidomėjimą savimi? Labą dieną visi. Mes jau kaip pabaigos karjeros nusprendėm kažką tai veikti ir kad likt žinomiem, kad pateik save ne tik tai kaip sportininkai, bet ir kaip asmenybės, kadangi nepaslaptis, kada tu žaidi krepšinį arba kitą sporto šaką užsiminėjai, tave žino kaip sportininką. Mes, kadangi jau po vieną koją bėgiojam, jau nusprendėm baigti karjerą ir nusprendėm, kad reikia kažkaip tai save pateikti visuomeniai. Taip, tada tik tai jau ant bangos buvo socialiniai tinklai, kai mes patys nieko nepadarytumėm, Gintarė mūsų projektų vadovė, ne tik tai graži, bet ir protinga, kuri tikrai mums daug padėjo. Ir svarbiausia mums buvo pateikti, kas mes esam. Taip, mes ne tik tai kaip krepšininkai broliai Lavrinovičiai, bet ir kaip asmenybės, ką mes iš save pristatom. Ką liečia prekinio ženklo tą idėją, kodėl Laftvinsai, tai mes su Gintarė, pas mus dar yra komanda, kuri sprendėm ar likt broliais Lavrinovičiais, ar save pateikti kaip dviese viename. Čia panašiai Laftvins, čia yra kaip ir broliai Lavrinovičiai. Lav, čia iš mūsų pavardės pirmos raidės ir Twins kaip dviniai. Taip ir kyla idėja, o visą kitą jau užsiėmė Gintarė, jinai gal daugiau papasakos, kaip viskas vyko ir kaip mes rinkom sekėjus, kadangi čia tikrai mes be Gintarės, be jos žinių tikrai nesugebėtumėm sugeneruoti tokios sekėjų skaičius, kadangi prekių žmogaus prekių ženklas, jisai yra ne tik tai tu pateiki kažkok tai žinius, bet kažkok tai turinį, bet ir reikia mokėti tai padaryti. Laiku, ko įstatyti, kokį turinį, kaip pateikti, tai čia didelis nuopelnas Gintarei. Dėkui labai. Einam prie roko, pagal eilę. Iš tikrųjų, automobilių sportas yra brangus. Labai. Ir
žmogui iš Lietuvos susigeneruoti pinigų Dakarui, kitiem dalykam yra pakankamai sudėtingas reikalas. Kaip pačiam sekasi taip daryti? Koks tavo kozeris yra? Gerą dieną visiems, smagu matyti žmonių, tiek pažįstamų, aišku, matosi. Jo, autosportas yra pats brangiausias sportas ir visi pinigai, kaip sakoma, uždega per glušą, viskas išeina. Iš tikrųjų dabar dar iš to neišgyvenu, tik bandau rinkti biudžetą, bet jo, autosportas brangus ir kas padeda tą biudžetą gal surinkti, tai rezultatas. Vat, pirmi metai Dakaras, kai mes važiavom pirmus metus, atvežėm 3 vietą, Beduiną Lietuvai ir iš karto Red Bullis atėjo, tai partneriaujam su Red Bulliu jau 3 metai, kai Red Bullis ateina tik pas geriausius ir mano buvo viena svajonių, kad tapti Red Bullio atletu ir pavyksta labai gerai. Ir šiemet yra planai važiuoti T1+, bet biudžetą reikia surinkti apie 800 000 ir sunku iš tikrųjų rasti Lietuvoje, renkam, biudžetuojamės, šiek tiek sekasi, šiek tiek nesiseka, bet komanda dirba, vadybininkas yra, marketingo vadovas, tai bandom tikinti, kalbinti, nes Dakaras vyksta 2 savaitės ir rodo beveik tave kiekvieną dieną, žinios, portalai, podcastai, tokią reklamą tikrai tu gali gauti per tas 2 savaitės labai gerą ir už tam gerą atitinkamą kainą, nes, pavyzdžiui, jeigu reklama kainuoja televizijoje tenais 30 sekundžių, mėnesį laiko rodyti, tai ten 30-40 tūkstančių, o tenais 2 savaitės, jeigu ne rezultatas, turbūt to remimo nebūtų ir šiaip labai sunku, aš 2 kartus jau pasaulio čempionų tapau ir labai sunku surasti tą biudžetą, įtikinti partnerius, įtikinti įmonės, kad tai apsimoka, kad tai yra geras dalykas, nes vis tiek aš nauja karta su... O atsiprašau, Rokai, o kaip tu įtikinėjai? Ar galėt skleisti paslaptį? Koks tavo kozeris? Paprastai ateina. Kiek klipau Dakaro podiumo? Kiek kartų? Ateinu 3 kartus. Aš, Vanagas, Žala ir visi kiti sportininkai yra visi geri sportininkai, bet aš atėjau, padariau, reiškia, turi pasitikėti manim, nes mes važiuojam tik rezultatui, mes stengiamės ir mes nevažiuojam ir sakyti, kad mes top 10 pabaigsim. Ne, mes atvažiuojam, norim laimėti, įrodyti savo tikslą, jeigu ne dabar, kada. Ryti, labai paprastai. Kuo daugiau duosi, to greičiau važiuosiu. Taip, jeigu kuo daugiau mokėsi, tuo geresnė technika. Iš tikrųjų, toks autosporto dalis yra iš tikrųjų sudėtinga ir ta Lietuvos rinka labai maža. Aš 2018 tapau Europos čempionu, tai man valstybė nieko nedavė. O jeigu būčiau Vokietijos pilietis ar dar kažkoks pilietis Europos, tenais Prancūzijos, tai valstybė būtų davusi apie 200-300 tūkstančių. O tiesiog valstybė gaila, kad nori tik po gerų laimėjimų nusifotkinti, o Tauragė vienintelė savivaldybė, kur padeda iš tikrųjų, nepaslaptis Dakarui ir pasaulio čempionatui 100 000 jie paremė, su valdyba pasitarė, tai iš tikrųjų todėl ir aš miniu tą Tauragę ir bandom irgi kalbėti su valstybės nariais, bet labai sudėtinga yra iš tikrųjų. Rokas paminėjo vieną labai gerą dalyką, labai teisingą dalyką, kad Lietuvos rinka yra labai maža. Ir kai teko dirbti su Vanagu, jis atkreipė į vieną labai įdomų dalyką, kad, sako, užsieniui tu neįdomus esi. Tu įdomus tik tai Lietuvai. Ir realiai tas principas yra pagrindinis pritraukiant partnerius. Tai dabar Ryčio dar norėčiau paklausti, ar pavyksta pritraukti kažkokiu tarptautiniu partneriu ir ką akcentuojate būtent Lietuvos partneriam? Taip, tai dirbam su, ką galiu iš tarptautinių paminėtai, Nord Security, Kilo Health dirbam, Olibetas. Tai mūsų, šiaip jeigu pjaustyt Aleksandro sekėjus, tai didžiausia rinka apie 10% iš viso yra Amerika, Didžioji Britanija, Brazilija. Tai mes ką ateinam, mes galbūt taip kalbėjom su užsienio partneriais, potencialiais rėmėjais, bet jiem kažkaip tai galbūt ne tai, kad Aleksandras ir kad Lietuva, bet dėl to, kad tas ilgų distancijų bėgimas
nėra prioritetinė šaka, kurią remti. Ir visi nori maratono, visi nori trumpesnių distancijų, pusmaratonių čempionų ir taip toliau. Tai bet mes per Lietuvos, sakykime, įmonės, kurias jau galima vadinti absoliučiai tarptautiniam, mes jiem duodam, sakykime, išėjimą į tas rinkas, kur Aleksandro sekėjų yra daug. Tai mes galbūt per Lietuvos ofisus einam į užsienį ir padedam partneriam išeiti tenai. Bet nėra taip, kad plus galbūt paminėtas Roko, pavyzdžiui, Red Bullis ar kas, ten mes iki piniginių dalykų nedaėjom, buvo kalba tokia daugiau apie barterį, taip galbūt tai prestižas būtų jo atletų, bet mes kažkaip sakom, nėra eurų, nėra partnerystės, nes reikėjo braukti tą, nes labai daug nenorėjom partnerių, tai yra koncentruotis į 5-6 vienu metu ir duoti jiem tą kokybę, tą dėmesį. Labai, labai įdomiai čia paminėjai dėl to Red Bullio. Aš žinau, jie paprastai pinigų nemoka. Bet tai, kai jie suteikia komunikacijos kanalus. Tai kiek jums svarbus tokie komunikacijos kanalai. Ir kitas dalykas yra, kad jeigu yra vienas žinomas prekės ženklas, jis paprastai pritraukia kitus. Tai ar buvo svarstyta toks dalykas? Taip, tai buvo tas svarstyta, bet galbūt čia reikėtų eiti tada ir pardavimus daryti su užsienio agentūrom, kurių pilna yra, bet kažkaip pagalvojom, tai per daug pastangų reikalauja, rezultato norėjom čia ir dabar, nes reikia investuoti į patį rezultatą ir mums pilnai pakako, sakykim, tų pajamų, kurios sugeneruota, mes taip iš pat pradžių pasitarėm, kad reikia, kad taip investuoti ir į sportą ir oriai gyventi ir plus atsidėti šiek tiek, tai apie 30-50 tūkstančių per metus eurų, tai mes į tuos skaičius išėjom ir aišku, galima dar ir toliau draskytis, eiti rinktis, kalbėti, pritraukinėti, bet kažkaip įvertinom pastangą, laiką ir grąžą, sakom, per daug tai gali kainuoti ir nesimėtikim, dirbkim su tuo, ką turim. Tai, bet aišku, gražus vardai išsirikiuot, galbūt vienas kitas ateitų į pasaulinę rinką išeit, ten tai ta svajonė yra, bet kažkaip jos atsisakėm. Aleksandras šiandien labai daug šneka, tai norim, kad dar biškį pašnekėtų. Aleksandrai, ar sunku dirbti su socialiniais tinklais ir realiai kiek ten tavęs yra asmeniškai ir kiek Ryčio arba dar kitų? Na, iš tikrųjų, aš labai dėkingas Ryčiui, nes be jo nebūtų to rezultato, nes tikrai šiais laikais socmedia čia pagrindinis variklis, be jo nebūtų ir paramos ir taip toliau, nes rezultatai, aišku, kažką duoda, bet be socmedijos tikrai nebūtų nieko, nes reikia investuoti į pinigus, į stovyklas, į varžybas ir taip toliau, o laiko nėra, nes pasirašymas labai, kai vyksta pasirašymas aplamai, tu tokiam rate bėgi valgai, nieko negalės spėti ir 90% čia tik tai Ryčio pagalba aš sugebėjau išeiti į pinigus ir nes net aš ir vaikų neturiu kodėl, todėl kad nespėju, tiesiog reikia bėgti. Broliai, kiek jūsų yra socialiniuose tinkluose? Kiek ten, ta prasme, jūs kalbat, o kiek ne jūs? Praktiškai viską mes kalbam, turinį darom mes, todėl kad yra, kaip kuriem yra įtarimų, kad mūsų ne dviese mes, o keturiese, kadangi visur, net būna patiem nusibostam jau žiūrėti svetį, kur netidarai jau tik tai mes. Bet be abejo, visas pagrindinis darbas čia mūsų komandos. Taip, ir marketingo specialistas, vienas iš geriausių Lietuvoje, gal bus, kad neužaugtų galva. Jo, ir aišku, Gintarė, kur mūsų galva ir smegenis, kur viską sutarė, net mums su broliu labai lengvai dabar, kadangi kada yra Gintarė su Titu, tai mes anksčiau kaip daug pažįstamų, mus pažįsta kaip geros dūšios žmonės ir visą laiką paskambina, broliukai, pareklamuokit. Mes, be abejo, tugi mūsų pažįstamas. Ir visiems ten tai pasveikinti, O dabar labai lengvai. Bet koks klausimas, atsiunčiam Gintarės telefono numerį,
skambinkit. Nu ir Gintarė jau ten viską dėlioja. Tai mums iš tikrųjų čia tokia našta nukrito nuo mūsų, tai labai svarbu. O visos idėjos, visos kažkok tai turinio, kur mes dedam, be abejo, čia Gintarės idėjos, čia Titos idėjos, kur mums tik tai reikia išpildyti. Yra 50 gal procentų, kur mes jau patys kaip asmenybės, kaip mūsų gyvenimo užkulisus, kur mes įstatom, kadangi jeigu tu į socialinius projektus tik tai kažkokį tai reklamos statysi, tik tai žmonėms bus įdomu. Jie šiandien pažiūri vėl reklamą. Be abejo, yra reklamos, kur su tam tikra tokiu pipiriuku, kur įdomu, užsikabina žiūrovų, kur žiūri daugiau negu brolis save įstato, daugiau laikų surinka reklamą, negu brolis save su šeima įstato. Bet čia reikia didelio pasiruošimo, didelio atsidavimo, kad ne tik tai būtų paruoštas turinys kažkoks tai jo idėja, bet ir išpildymas. Tai užsivedei. Labą dieną. Ne, iš tikrųjų, Ryti, grįžtam prie tavo klausimo, kiek mūsų ten yra. Tai aš galvoju, kad mes tengiamės būti tokie, kokie mes esam. Ir nesvarbu, ar reklamoj, ar gyvenime mes tokie pat. Ir mes turim vertybės, turim savo kelią ir tikrai norim pateikti auditorijai save. Ne tik tai prekiant ženklą, bet ir save, kaip broliai, kaip Dariušas ir Kšištofas. Tai čia mums labai padeda ir už tai auditorija ir sekėjai mus myli dėl to, kad mes esam tokie kaip ir toj pusėje ekrano. Dėkui labai, broli, labai įdomu jūsų klausytis visą laiką. Noriu Rokui klausimą pateikti. Sportininkai sportuoja. Labai daug užima laiko jiem pagrindinė veikla. Kaip pačiam tau sekasi, koks tavo požiūris į darbą su socialiniais tinklais? Ta prasme, ar randi tam laiko, ar atiduodi viską komandai? Kaip kada, priklauso aišku nuo nuotaikos, kartais nuo rezultatų, kai po Dakaro, po blogo steidžio ateina filmuotojai 4-6 su kamerom ir dar reikia pasakyti, kaip sekėsi. Jeigu geras rezultatas, smagu, jeigu blogas, tai per prievartą turi pasakyti. Bet tu visą laiką kalbi, kiek ir žiūrėjau reportažų, visą laiką kalbi. Kalbu, reikia kalbėti, reikia atiduoti duoklę ir lietuvių fanams, ir užsieniečiam fanams. Nes žmonėm įdomu, kas įvyko, nes jie nemato tiesiogiai, kas tenais įvyko tam steidžia. Bet jo, socialiniai medijai reikia būti tikrai. Nesu tas pats didžiausias mėgėjas, nenoriu iš savęs daryti influencerį, kur dėl kiekvienos reklamos parduoti. Tai norėtųsi surasti, kaip Rytis sakė, kad 4, 5, 6 perspektyvūs rėmėjai, kur tu gali su jais dirbti, atiduoti duoklę ir turėti ne 1 metus, o keletą metų partnerystės. Ir jeigu tu nesportuosi, tu vis tiek, manau, gali su jais rasti bendrą kelią. Bet jo, dabar atidarėm YouTube, darysim tokių vlogų daugiau, socialinę mediją daugiau plėsim, darysim, nes žmonėms to reikia, rėmėjams reikia matyti to dalyko. Kaip kitaip tu prisikviesi tą rėmėją, jeigu tu neparodysi rezultatų, kiek tave stebi. Bet daugiausiai dėmesys, tai per tas 2 savaitės Dakaro daug tikrai sekėjų ateina ir daug naujų, kaip sakoma, followerių. Tai galiu biškai pasakyti skaičius. Tai pirmą Dakarą turėjau, prieš Dakarą važiuojant, turėjau apie 8 000, po Dakaro turėjau apie 26 000 ir po to taip po biškai didėja. Tai Dakarė labiau kaip sakoma, didėja, nes žinomumas, nes televizija, podcastai ir visi tie žiniasklaida skleidžia tą žinią. Tai
jo, reikia daugiau atiduoti savęs, daugiau rodyti, bet ne mano tipo ekipažas yra. Kartais komandai numetu, man surašykit, ką reikia padaryti, atvažiuojat per vieną dieną, nufilmuojam ir viskas, palikit mane ramybėj. Nes jeigu nori gero rezultato, turi dirbti, sportuoti, kai Aleksandras, mažai kalba, bet darbais, sako. Dėkui, Rokai. Iš tikrųjų, norėjau dar paklausti Gintarės. Šalia yra du dideli aukšti žmonės, kuriem galbūt tos komunikacijos mokslų neteko krimsti. Ar sunku dirbti su broliais? Sveiki. Sakysiu teisybę. Nesunku, jie labai klauso, ką pasakai, tą daro. O tai yra svarbiausia, nes gal čia grįžtant ir prieš tai klausimas, kur buvo, kiek brolių yra visose socialinėse medijose ir bendrai žiniasklaidoje ir visur kur, tai jų pačių yra labai daug, nes jie labai skiriasi nuo Roko ir nuo Aleksandro, ne, jie nėra aktyvūs sportininkai, jie neturi sportinių rezultatų, kuriais šiai dienai gali dalintis. Vadinasi, kažkokius finansinės naudas mes galim gauti tik tai rodydami brolius pačius tokius, kokie jie yra, rodydami jų tapatybę, kažkokį identitetą, kurdami įvaizdį tokį, kokį norim, kad jie turėtų, ar ne. Tai nesunku, jie klauso, jie kartais patingi, bet tam mes ir esam komanda šalia, kurie gali pastumti kartais ir priminti, žiūrėkit, negali miegoti socialinės medijos, jos turi būti aktyvios, jūs turite būti aktyvūs su savo sekėjais, nes kitaip sekėjai taps pasyvūs ir jokie sponsoriai nenorės ateiti pirkti reklamos, jeigu tie socialiniai tinklai užmigs. Tai bakstelėjus vieną kitą kartą, broliai atsibunda ir vėl patampa aktyvus. Ir jie tikrai aktyviai daro dalykus, jie bendrauja, jie atrašinėja žinutes ir tai yra labai svarbu, nes tada jų sekėjai jais pasitikė. Noriu paklausti vieną labai atvirą klausimą. Kalbi Gintarė ir broliai kalba apie komandą. Kiek komandų yra žmonių ir ar broliai tiek sugeneruoja pajamų, kad visą komandą apsimoka? Apie apsimokėjimą gal aš labai daug nesakysiu, bet komanda yra didelė. Ne paslaptis, kad aš dirbu marketinginį darbą su didelė komanda, mūsų yra virš 20 žmonių ir vienas kitas tikrai vienaip ar kitaip būna įtrauktas. Tai broliai turi ir savo internetinę svetainę, kurią kuria ten mūsų webo žmonės, ar ne, ir administruoja ir padeda darytis. Jie turi ir savo e-shopą, ar ne, kurį administruoja vienas kitas. Vėlgi yra dizaineriai, yra visokie gražūs vizualai, mes turim, aš tikrai pasididžiuosiu šitoje vietoje ir pasakysiu, kad turim turbūt bene gražiausią rėmimo prezentaciją apie tai, ką broliai apskritai gali duoti jų ten kažkieno įmoniai ar ne kažkokiam brandui. Tikrai esu gavusi atgal bent kelis potencialių rėmėjų ar ten užsakovų komentarus, kad tokios prezentacijos apie žmonės, apie kažkokius prekinius ženklus jie dar nėra gavę. Ir tai padeda ir neturint tos komandos užnugaryje būtų be galo sunku. Broliam būtų be galo sunku pirmiausia susidėrėti dėl kainos, ar ne, ką jie jau minėjo, nes visi prašo nuolaidėlių arba prašo už dyką kažką padaryti. Išsėdėti, skirti laiko ir ruošti sutartis, sąskaitas išrašinėti ir kitus dalykus, nes tai yra verslas. Asmeninio prekės ženklo valdymas yra verslas. Ir neturint tos komandos yra žymiai sunkiau. Tai aš tikiu, kad Aleksandrui ir Rokui tai ten turbūt be komandos iš vis neįmanoma būtų nieko padaryti, nes tai yra aktyvūs sportininkai, kuriem reikia labai didelių sumų. Mūsų atveju mes visiškai kitas variantas ir jeigu broliam reiktų išsimokėti už tą komandą, kuri dirba už jų nugaros, nemanau, kad apsimokėtų turėti tą prekinį ženklą. Labai gerai pasakyta. Ir tai sufliruoja man kitą klausimą, kurį norėčiau adresuoti Ryčiui. Pats esu agentas. Savo pavyzdžių norėjau prieš kokias 7 metus parodyti Lietuvai, kad sportininkas, nebūdamas krepšininkas ar futbolininkas, gali sugeneruoti pinigų. Taip atsirado pas mane Danas Rapšys ir paskui kiti žmonės. Bet realiai iš to, kaip agentas, turėdamas vieną sportininką, tu neišgyvensi. Realiai tu nesusigeneruosi tiek pinigų, kad galėtum gyventi. Tai Ryti, kas tave skatina padėti Aleksandrui? Nežinau, kad iš jo tikrai neišgyvensi.
Ne, tai ką galiu pasakyti, kad iš vis nulis. Tai yra man tai yra, kadangi sportas ir galbūt pakalbėsim, šiandien visą dieną bus sportas, verslas, man susidėliojęs taip esu, kad darbas arba verslas generuoja pajamas, sportiniai projektai kaip regbio federacija, kaip bėgimo akademija, kaip Aleksandras, tai yra tiesiog duoklė Lietuvai ir tokia pačiam savo gerovės. Aišku, jeigu ten galbūt taip susidėliojus, kad iš to norint uždirbti, tai galbūt būtų galima sutarti kažkokį procentą mokėti, bet geriau tegul tie pinigai sukasi pas Aleksandrą ir mano mūsų toks bendradarbiavimo modelis, tai yra pro bono ir kiek reikia, ko reikia tą padaryti. Tai aš atgal gaunu tokį socialinį ir psichologinį pasitenkinimą, ypač kai pasiekiami rezultatai, Lietuvos vėliava kažkur pamatoma, tai galbūt skamba keistokai, aišku, bet man to užtenka pilnai. Tai aš daug galvoju ir dabar su buvusiais sportininkais irgi tenka pabendrauti, kurie aktyviai išeina, sakykime, iš komandinių sporto ar kitų, ką dabar daryti. Tai tikrai daliai teko patart, kad gal tai geriau darbuotis į kažkokią sritį, ten užsidirb pinigus, grįžk į normalų grafiką, ten nuo 8 iki 5, šeimai laikas, visa kita. Ir sportinių projektų labai daug ir tu galėsi tą daryti, nedingti iš tos industrijos. Tai po truputėlį viskas dėliuosi, nes sportas labai sunkus, sunki industrija, pinigų nėra. Ką Rokas minėjo, vertinami tik tai geriausi. Tu po rezultato gali tikėtis gražos, bet ir tai ne. Ir mes matom Netflix'e, kiek net ir tokios JAV olimpinės žvaigždės ten tikrai sunkiai gyvena, tiek finansiškai, tiek psichologiškai. Tai toks mano atsakymas būtų, kad šitoj vietoj atsisakiau tokio agentavimo ir grinai taip susidėliojo viską. Sėdi žmogus, kuris neima pinigų už savo darbą. Taip, aš norėčiau pridurti, kad aš jaučiuosi, kad esu laimėjęs loterijoje kažkokio, tai nežinau, kai žmonės laimi milijonus, aš laimėjau Angelą Sargą, kuris dirba nemokamai ir tokių žmonių, aš nežinau, 1 iš milijono, ant milijono, tai ačiū tau, Ryti, dar kartą. Edgaras šiandien irgi labai daug kalba, tai norėjau dar paprašyti porą jo sakinių. Rokas Baciuška, prekės ženklas. Koksai jisai yra ir kaip tu jį darai? Sveiki visi, kaip aš pas Roką dar sąlyginai dirbu ganėtinai mažai. Mūsų komanda nėra didelė, bet stengiamės dėl Roko, dėl jo rezultato, dėl matomumo. Karolis, mūsų kolega, jisai labiau atsakingas, sakykime, už Roko socialinio tinklų matomumą, sakykime, Facebook'o, Instagram'o srityse. Aš labiau toksai nematomą darbą atlieku labiau tą administracinį, tuo labiau turim mes ir pramogą RB Driving Experience, iš ko irgi gyvenam, ką irgi plėtojam, o tai yra tiesiog pasivažinėjimai bagiais Tauragėje, tiek su pačiu Roku, tiek turistiniai pasivažinėjimai. Tai ten irgi turime socialinių tinklų puslapį, kuriame viešiname visus važiavimus, žmonių emocijas, su Roku nuotraukas ir panašiai. Tai taip, iš tos pusės mes auginame irgi savo auditoriją, gyvo kontaktą su žmonėmis, nes vėlgi galėčiau, manau, pasakyti, kad Rokas yra lengviausiai prieinamas toks viešas lenktynininkas iš apskritai visų mūsų, nes viskas, ko reikia, tai užsiregistruoji realiai į pasivažinėjimus ir tai jau gauni laiką su juo, gali su juo ir pabendrauti ir sužinoti tam tikros informacijos, o šiaip pats darbas su Roku tai yra vienas didelis iššūkis iš gerosios pusės ir labai pritarčiau irgi Ryčiui, kad dirbant tokį darbą su sportininko prekiniu ženklu, tai pats vadybininkas, jisai turi būti lengvai pakvaišęs dėl to ir tas atsidavimas, tai čia jo finansiškai jis nepamatuojamas, tai turi vežti, teikti pasitenkinimo, malonumą ir tai tiesiog jo gera pramoga, sakykime, net ir pačiam savo.
nes tai suteikia be galo daug patirties. Dėkui, Edgarai. Rokai, dar tau klausimas yra. Prekės ženklas Rokas Baciuška. Kiek jisai egzistuos tavo nuomonė? Kokius tu planus su savo to prekės ženklu siejai? Daug yra svajonių, yra atidaryti savo kartodromą kažkada, kad galėtų mokinti vaikus, lenktynininkus, gal ir tą patį Dakarą. Aš pats sakau, lietuviai irgi nori daug važiuoti, Dakarą daug žmonių domisi, bet jie daro antraip. Ar sunku man paskambinti, Rokai, labas, noriu važiuoti Dakarą, kaip reikėtų man daryti, kaip elgtis, kur eiti ir ką daryti. Daug žmonių ateina jau pasimokę, daro savaip, nesigauna, išleidžia daug krūvą pinigų ir mes tą visą esam praėję. Aš nuo 9 metų sportuoju kartingais, praėjęs, aš pats ir lenktyniavau su Formulės 1 lenktynininku Lando Norisu, Max Verstappenas buvo aukštesnioj klasiai. Aš toj visoj deserto virtuviai buvau, tai pas jų sąlygos kitokios. Lando tėtis tenais milijardierius, Max Verstappenas tėtis irgi buvęs lenktynininkas, pats su Mick Schumacherio vaiku važiavau, jis vadindavos Mick Junior, nebuvo Mick Schumacheris, todėl kad žurnalistai prie vaiko nelystų, tai vadinosi kita pavardė. Tai aš su jais lenktyniavau ir konkuravau ir buvau ir aplenkęs, bet sakau, kartais yra buvę, kiek aš lenktyniauju, kur ta Lietuva yra, kur čia randamės mes. Tai rodai tada į žemėlapį, tai tada jau sužino, daug kas irgi po Dakaro sužino, aišku, rezultatas rodo, iš kur tu esi, mes, kaip sakoma, lietuviai nenusileidžiam, einam iki galo ir įrodom savo vertę, bet jo, tas RB, manau, egzistuos ilgai. Gal ir galimai gali ir pasikeisti, kad pavadinimas gal kitoks, bet jo, dabar aš kaip sugalvojau, man buvo 16-17 metų, RB pasidarėm tokį gal brandą ir viskas, dabar po šią dieną taip yra. Tiesiog jokių patarimų negavau, ką galvytė galvoja, tą dariau, kažkaip gavosi. Aišku, dėka yra ir mano didelio tėčio, nes tėtis, jeigu nebūtų manęs rėmęs ir kartu stumęs, kad važiuok ir taip toliau, tai aš turbūt čia nesėdėčiau, dirbčiau gal darbą nuo 8 iki 5 ir džiaugčiaus gyvenimu, bet pas mūsų komandai tie tokie iššūkiai, kaip surasti tuos 700 000 Dakarui, man pasakykit, aš sumokėsiu agentui tą 10-15 tūkstančių, tai man tai nėra problema, randam rėmėją 150 000 ir tiesiog sunku rasti ir 2 kartus pasaulio čempionų tapau ir ieškom su komanda, diskutuojam, analitikus irgi daromės viską ir niekaip, ir labai sudėtinga yra, tai kartais su komanda nuliūdžiam, bet sakau, nėra žodžio neįmanoma, einam kiaurai, bandom, siekiam ir aišku, pasirašėm šią vasarą, aišku, tokius pasidarėme partnerius, trumpalaikius, kai šią vasarą būnu Lietuvoje, tai ta viena kita kapeika Andonas visai gerai, vis tiek yra. Dėkui, Rokai. Panašus klausimas yra ir Aleksandrui. Iš tikrųjų, broliai parodė, kad ir baigus karjerą galima turėti prekės ženklą. Aleksandrai, ar bus Sorokino prekės ženklas, kaip baigsi bėgti? Man ką tik kilo idėja, davai Rokai, kuo greičiau padaryk tą kartotromą, bet kokio 2 km ilgio mes darysim varžybas tenais paros bėgimą. Bet tada reikia sutarti. Viskas, sutariau. Dėl ateities aš vis turiu nebaigtų reikalų su ilgom distancijom. Tai aš tikiuosi, kad grįšiu į tą sportą, nes šiuo metu esu traumuotas. Bet vėliau gal aš tikiuosi, kad bus tas prekinis ženklas, gal kažkokia tai akademija online, gal gyva akademiją atidarysim. Ieškosim žmonių, kurie nori pamušti tuos rekordus, nes rekordai tam ir yra, kad juos mušti. Žiūrėsim. Dėkui labai. Norėčiau išgirsti iš jūsų klausimų, jeigu turit kažkokius. Visi viską suprato. Visi viską suprato. Nebijokit, paklauskit, bet kokio klausimo vis tiek. Aš turiu dar vieną klausimą tavo asmeniškai. Benediktas Vanagas, jis
realiai parodė, kad Dakaras gali būti kitoks negu tik lenktynės. Kiek iš jo ėmėsi, ta prasme, sėmėsi pavyzdžio, ar viską darai pats? Aš esu jo nustebęs iš tikrųjų, kaip jis surenka rėmėjus. Man gerai komanda dirba, iš tikrųjų žinau, kad turi didelę komandą jisai medijos ir daug finansuoja mediją. Bet rezultato kaip ir nebuvo tos 8 metus, bet jam galim vis tiek padėkoti, jisai tą Dakarą ir išpopuliarino tiek metų. Man gyvai teko su juo bendrauti, fainas bičas, įdomus irgi, bet žinot, aišku, dar viena kliūtis gal yra, kad aš pats Tauragėje gyvenu, irgi mažas kaimas, aš gyvenčiau Vilniuje, daugiau žmonių, daugiau gal pažinčių būtų, daugiau dalyvaučiau, aš toks nesu uždaras, bet namuose daugiau praleidžiu Tauragėje laiką, nes tas arba driving experiences, tai todėl gal ir tokie yra trūkumai, kad esu tauragiškis, tai ne, bet kad Tauragėje gal gyvenu, nes gal šiandien tikrai daug kontaktų susirinksiu ir pabendrausim ir manau, kad vienas kitam galėsim patarti ir padėti. Tai Vanagas geras komersantas, jis galėtų būti komandos vadovas ir pastatyti Roko Baciušką jo komandą ir atvežti rezultatą. Yes. Jo, o kiek vežiesi medijos komandos į Dakarą? Aš nesivežu nei vieno iš Lietuvos, aš samdausi iš Lenkijos, važiuoja komanda medijos, man gaunasi pigiau, nes skaitykit, man bilieto reikėtų sumokėti apgyvendinimą, maisto, o tiesiog Lenkai agentūra pasiūlo paslaugą ir jie tau tą patį susiunčia, sumontuoja, viską padaro ir gaunasi pigiau. Ir tada siunčiama marketingistam į Lietuvą ir jie tada visur dalinasi. Ok, tu užvedė ant minties, tada klausimas tada Gintariai. Kiek jūs brolių socialiniuose tinkluose naudojatės išorinėmis paslaugomis? Dizaineriai, maketuotojai, dar kažkas tai tokio? Naudojamės. Naudojamės, tikrai naudojamės. Kiek, aš gal nepasakysiu kiek, nemažą dalį, tai yra faktas, kad broliai patys video nemoka sumontuoti ir jiem nereikia to mokėti. Yra žmonės, kurie geba tai padaryti ir jie sumontuoja, uždeda tekstukus, kurį reikia ir viskas. Tai tikrai naudojamės tiek, kiek yra matoma grafikos. Faktas, kad tai padarė ne patys broliai. Tai čia nepaslėpsi šito fakto. Broliam užtenka būti savim. Broliam užtenka būti savim ir parodyti tai, kokie jie yra. Aš gal tik tai, jeigu į šitą jau atsakiau, noriu papildyti labai apie Vanagą, kad čia gal jau net ir pabaigai tokiai. Kad reikia nepamiršti, kad Vanagas yra pats marketingistas. Jisai žino, kas yra marketingas, jisai nebijo rodyti savęs ir jo prekinis ženklas, jo asmeninis prekinis ženklas yra apie jį. Jisai visur eina, rodo, jisai dalyvauja labdaringoje veikloje, visokiausioje filantropinėje veikloje ar ne visur kur. Ir vat, kai jo sportinė žvaigždė nusileis, jisai dar turės save kaip po tokį, kurį gali toliau pardavinėti. Tai labai svarbu yra kiekvienam sportininkui, kuris nori susikurti savo asmeninį prekinį ženklą, nepamiršti, kad vien sportinio rezultato neužtenka. Ir Rokui lygiai taip pat būtų žymiai lengviau susirasti sponsorių, čia aš nelipu tikrai į Edgaro daržą ar kažkur sponsorių, jeigu Rokas daugiau savęs parodytų tiek socialiniai medijoje, tiek žiniasklaidoje, tiek visur kur ir nestatytų visko tik tai ant savo laimėjimų ir sportinių rezultatų, nes tiek gerbėjų bazė ilgalaikiškesnė šitoj vietoj būtų, tiek rėmėjai labiau norėtų bendradarbiauti. Ilgalaikiai perspektyvoje lygiai taip pat, nes sportininkų karjeros jos yra trumpos ir Aleksandras iki 100 metų nebėgs. Na, žiūrėkim. Bėgo vienas žmogus maratonė 42 km 96 ar 97 metai. Na, prašau, tai turiu laiko dar ištikrinti. Taip.
Aš gal galiu, taip mano lengvesnis atsakymas bus, manau, nes labai skiriasi mūsų sponsorshipai. Tai broliai šiai dienai, aš nepabijosiu to žodžio, yra influenceriai labiau negu sportininkai, nes sportinė karjera jau baigėsi, kiek jie pažaidžia, tai pažaidžia dėl savęs ar ne kažkur. Tai mūsų bendravimas su kažkokiais brandais ar ne dėl reklamos yra žymiai paprastesnis, nebent mes turim kažkokius didelius renginius, ar ne, turėjom brolių karjeros pabaigos renginį, tai tada tas bendravimas ir man geriausiai asmeniškai veikia turbūt LinkedIn kanalas, ar ne, kada gali tiesiogiai kontaktuoti. Visada pirmoji vietoje tai tikrai yra pažįstami, per pažįstamus ar ne, kas kur ką gali suvesti su geru žmogumi ir tada jau pasiruošimas ateiti pasiruošus į tą prezentaciją, ką tu gali duoti. Nuo ko Rytis pradėjo šiandien nuo skaičių, tai skaičiai visada labai stipriai veikia ir be skaičių ne vienas rėmėjas neateis pas tave. Jeigu neturi auditorijos, kurią tu gali parodyti, jeigu neturi nuoseklumo savo turinį ir tik tai tą vieną kažkokį renginį, bėgimą, važiavimą ar kažką, klausimas, kiek linkę tie rėmėjai bus investuoti į tą vieną išėjimą ir vieną matomumą. Šiai dienai aš manau, daug kas su manim sutiks, kad visi ieško ilgalaikiškesnių partnerių ar ne, kad ilgiau matytųsi dalykai. Tai Rytis ieško didesnių sumų, negu aš ieškau šiai dienai. Tai pas mus dabar ateina patys rėmėjai. Taip, mes gal neturim tokios didelės komandos, tai dėl to turim koncentruotis į keletą, bet tai Lietuva nedidelė rinka. Tai vienas dalykas, tai pirmiausia, artimi kontaktai, konferencijos, pavyzdys Lūžio taškas, kitur dalyvauji, esi, bet cold, tokių šaltų siuntinėjimų absoliučiai nedarom, nėra tokio dalyko. Tai bet kokiu atveju arba paprašai, kad kažkas suvestų, arba pats turi tada tą kontaktą, kaip ir Aleksandras su Justu, su Olibet, Aleksandras dirbęs ten, tai vis tiek tu kažką turi eiti per tą kontaktą, nes vien skaičiai, tai tada jeigu dedi vien tik tai skaičius ant stalo, tai tada lygina skaičiai ir klausimas. Bet jeigu tu duodi kažkokią savybę, susitinki, perkalbi, pasikvieti prasibėgti, kaip pavyzdys, ne, kažkokius bendrus interesus randi, tada partnerystė išeina į tokius, aš irgi noriu prisidėti, čia prekinis ženklas, tai man skaičiai gerai, tai bendraukit su rinkodaros skyrium, duokit ataskaitas taip toliau, bet tada išeina į tokį asmeninį ryšį. Vat galbūt kaip ir Rokas minėjo, kad prasivažiuot kartu, kažką tai dar padaryti. Tai vat šitie dalykai veikia daug daugiau kartų ir daug efektyvesni ir, kas yra svarbiausia, ilgalaikiškesni. Tai yra, tu turi performint, bet, pavyzdžiui, kaip ir šiais metais Aleksandrui trauma, rezultato, sakykim, sportinio kaip tokio nėra, bet judesys yra, organizuojamos varžybos, dalyvaujama ir, sakykim, didžiausia vertybė tai yra atsinaujinimas partnerystės kontrakto. Tai reiškia, kad patenkinti ir judam toliau. Tai dėkui labai, mūsų laikas baigėsi, labai dėkuoju, kad klausėtės ir labai dėkui šitiem žmonėm nuostabiem, kurie pasidalino savo patirtim. Ačiū.